Бог. О, як же Бог із прежде віка, ой, дай Бог. О, як небо і землі, ой, дай Бог. Весь ваш день було толока, шукали землі среди своего жига. О, як же було із прежде віка, жили между нами святі форти музика. Говорили свята рука в ріках молока, і хрестилася від лукавого язика, і писала своїм посланням на назірка, щоб лукавого спектакль ти ще заблука. Гілля, гілля, за моїм вікном небо зорі розсипає, небо стелить полотном, із нього доля виникає, рок спадує на той, що бачила на перед своїм вічевством. Гілля, гілля, кожа як мішень, або має на спині слова із рідних пісень, які мать з молоком клала потужить дно, що достатньо набору треба на то. Сауле уж стоїш, я не готуєш, весурі та дев'яток. Мене сілка став, юки вілка, збролю щирдиш водок. О, як же Бог із прежде віка, ой, дай Бог. О, як небо і землі, ой, дай Бог. Дев'яток, дай Бог, дев'яток, дай Бог, дай Бог, дай Бог. Сауле уж стоїш, я не готуєш, весурі та дев'яток. Мене сілка став, юки вілка, збролю щирдиш водок. О, як же Бог із прежде віка, ой, дай Бог. О, як небо і землі, ой, дай Бог. Na, merginos! O, kaip faina, kiek daug energetikos aš iš jūsų gaunu. Uf! Kažkaip, žinot, aš jų žiūriu, kiti žmonės atrodo, žinai. O tai jūs kažkokios tai visą laiką būdavo tokios labai tautiškos, susikaupusios. O dabar žiūri jau tokios jos čia įjungia, biški rokenroliuko tokio, ar ne? Jau tu jau grobtum, jeigu savo komandą, matau, jau voktum, ne? Bienai. Kodėl šitaip taškas? Aš galiu pasirodymą pakomentuoti. Gerai. Šiaip geras kūrinys, man atrodo, neišvengiamas iš tikrųjų buvo, jisai, toks logiškas sprendimas, bet iki Monikos Liu dalies, iki lietuviško teksto man šiek tiek sunkiai klausėsi, jautėsi, kad su ritmika yra problemų, tekstas negula į instrumentalą. Atrodo, po Monikos Liu lietuviškos dalies dainoje atrodo, jog viskas susitvarkė. Pagerėjo tikrai situacija, ką žinau, geras. Kuri zafutė būtų jom, kaip tu galvoji? Ketvirta tai tiktų stabiliai. Ketvirta labai nestabili. Ar jaudinantis? Šitas stres rūmas tikrai yra stres rūmas. Aš tiesiog suteikčiau šansą atsisėsti ant sofos, bet nežinau, ar ilgai ten laikyčiau. Gerai, Nomeda, kaip jūs galvojate? Labai pritariu Benui, kad daina kažkaip įsivažiavo ir nuo lietuviško teksto mes pradėjom jausti tiesiog kažkokį kaifą. Merginos labai simpatiškos, labai tokios organiškos, tas yra labai žavinga ir tikros. Aš turbūt irgi sodinčiau ant ketvirtos. Vaidai, o kur tu pasodintum merginas? Sesutės, jūs esat labai labai žavios. Vienos žaviausių iš tikrųjų merginų šitame projekte ir jūs visada smagu matyti. Man labai smagu vėl jūs matyti šitam projekte. Kaip visada. Visiškas pavasario dvelksmas. Kokio meilumo. Šiek tiek šita daina buvo stipresnė už jūs šiandien. Nors jūs esate tikrai labai stiprios, tikrai labai šaunios ir tikrai labai dainingos. Bet kai kur šiandien ir tas dainavimas jūsų sušlubavo ir tos harmonijos tokios seseriškos atrodo, kad
ryte atsikėlusios, pirmą koją padėjusios iš lovos turėtumėte sudainuoti, iš karto, man atrodo, net jūs harmoningai turėtumėte namuose šnekėti kažkaip tai. O šiandien tos harmonijos kažkaip tai aš pasigėdau. Pasigėdau, žinot ir ko. Aš turiu Gabrielę po kairę ir aš ją periferinių matymų visą laiką matau, net nežiūrėdamas atsisukęs į ją. Ir žinot, kai Gabrielės energija jūs palaikant yra didesnė negu jūsų ant scenos energija, tada aš imu tikrai abejot. Bet gal aš pritarčiau Benui. Tarp 4 ir 3 kėdės aš esu. Gabrielė, ar palengvina tokie mokytojų patarimai tau kažką? Taip, nes jie mintis, kurias bandžiau užgniaužti, paryškino ir dabar aš nebegaliu būti jau abejinga. Ir iš tikrųjų aš savo kėdėje tiek judėjau ne dėl to, kad aš mėgavausi, bet dėl to, kad aš bandžiau iš jūsų ištraukti energiją, kurią žinau, kad jūs turit. Nes vakar repeticijai mes linksminomės, buvo žiauriai smagu ir aš paskui negalėjau užmigti iki 3 nakties, nes buvo tiek daug įspūdžių. Tai jeigu tas vakarykštis repeticijos vaizdelis būtų scenui, aš jums duočiau aukštesnę kėdę. Bet šiandien aš turiu būti sąžininga ir remtis pagal tai, ką patyrėm ką tik visi kartu ir duosiu jums 4 sofkutę. 4 sofutė, merginos, duokit 5. Prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir pamatyk visus pasirodymus.